Mėlieji, ar nepamiršote, kokią meilę mus apdovanojo dangiškasis tėvas? Ar žinote, ko ji pasireiškia? Dėka Dievo meilės ir Jėzaus aukos mes ne tik vadinamės Dievo vaikais, bet ir esame jais. Visi, kurie čia yra, nežiūrint kiek metų, ar 3, ar 5, ar 20, ar 30, ar 50, ar 70, ar 90, visi esame mylimi Dievo vaikai. Tokią žinią gavome iš mūsų dangiškojo tėvo. Pastarąjį mėnesį, kai turėjome nuotykių ieškotojų ir pėdsekių klubo susitikimą, mes šventame rašte skaitėme apie tai, kaip Dievas vardu Elohim sukūrė šį pasaulį, sukūrė mūsų planetą ir apžvelgėme tos kūrybos aspektus, kurie moko, kurie, kitaip tariant, nepalieka vietos jokiai evoliucijos teorijai, kuri moko, kad gyvybė Žemėje atsirado atsitiktinumo dėka, kad aukštesnės gyvybės formos vystosi žemesnių formų ir kad išlieka tik stipriausi visose šitose besikeičiančiose aplinkybėse. Švento rašto tiesoje, šviesoje mes pamatėme, kad visas šis evoliucinis mokymas yra net daugiau nei šėtoniškas melas, skirtas atitraukti žmoniją nuo išmintingo ir mylinčio kūrėjo, kad ji nebetikėtų jo, nepasitikėtų ir paliktų jį. Kadangi šiandien mes taip pat turime nuotykių ieškotojų ir pėdsekių klubo susitikimą, tai dabar ir vėl noriu Jūs pakviesti pratęsti kelionę per Dievo kūrybą. Ir šiandieną pažiūrėti į tos kūrybos aspektus ir giliau juos apžvelgti, kurie yra susiję su žmogaus sukūrimu. Kitaip tariant, su mūsų sukūrimu. Kad dar kartą galėtume įsitikinti, kad žmogaus atsiradimas nėra atsitiktinis dalykas, bet iš anksto sąmoningai suplanuotas Dievo. Taigi, atsiverskime pradžios knygą, 1 skyrių, 26 eilutę ir 27. Čia šiandieną bus mūsų pagrindinės eilutės, į kurias mes nersime giliau. Pradžios 1 skyrius, 26 ir 27 eilutės. Tuomet, tai yra, kai jau Dievas viską sukūrė ir paruošė vietą, maistas pagamintas, namai paruošti, tuomet Dievas tarė: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir netgi visus žemė šliaužiančius roplius, visas kirmėlytės, vabaliukus ir taip toliau. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį. Vyrą ir moterį sukūrė jos. Įdomu pastebėti, kad iki žmogaus sukūrimo pradžios tiesiogiai nėra pažymėta, kad tai, ką Dievas kūrė, dalyvautų daugiau nei vienas dieviškas asmo. Atkreipėt dėmesį į tą žodelį. Dievas tarė: padarykime. Turbūt mes suprantame, kai kažkas sako daugiskaitos formą, kažką darykime, ar eikime, ar pažiūrėkime,
tai įtraukia ne tik save, bet ir kažką dar šalia esantį. Ir mes matome, kad Dievui pradėjus galvoti apie žmogaus sukūrimą, atsiranda daugiskaitos žodis, kuris pažymi ir pabrėžia tai, kad šiame kūrybos etape dalyvauja daugiau nei vienas dieviškas asmuo. Reiškiasi, žmogaus sukūrimas yra ypatingas dalykas. Naujasis testamentas šio klausimu suteikia daugiau šviesos ir parodo, kad ne tik žmogaus, bet ir viso pasaulio kūrime dalyvavo ne tik tėvas, bet ir sūnus. Tai yra antrasis dieviškas asmuo. Ir yra daug rašto vietų Naujajame testamente. Apie tai rašo ir apaštalas Jonas savo Evangelijoje. Pamenate, pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ir ta žodis tapo kūnu. Ir tokiu būdu apaštalas Jonas atkreipė dėmesį, kad pačioje pradžioje, kai dar nieko nebuvo, jau buvo mylintis išmintingas kūrėjas. Ir žmogaus egzistencija prasideda žodžiu pradžioje, ko neturi Dievas. Mums tai neduota, neapreikšta ir mes niekur nerandame, kad prie Dievo būtų pridėtas žodelis pradžioje. Tai yra susiję tik su mūsų Žemės, planetos atsiradimu ir žmogaus sukūrimu. Kita Naujajame testamente rašto vieta, kurią aš norėčiau netgi perskaityti, kalbanti apie tai, kad šios planetos ir žmogaus kūrime dalyvavo ne vienas dieviškas asmuo, yra užrašyta pirmam laiške Korintiečiam 8 skyriuje 6 eilutėje. 1 Korintiečiams 8:6. Ir čia laiško autorius taip rašo. Turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes. Ir vieną viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes esame per jį. Ir čia Paulius nurodo, kad žmogus ir pasaulis yra sukurta Tėvo, bet Tėvas visą tai kūrė per savo sūnų. Ir visą tai, kas sukurta, sako, yra ir Tėvui, ir sūnui. Dar labai įdomi viena rašto vieta, kalbant apie pasaulio sukūrimą Naujam testamente, yra užrašyta laiške Hebrajams 1 skyriuje, 2 eilutėje. Laiškas Hebrajams 1 skyrius, 2 eilutė ir štai kaip jis skamba. Neberandu laiško Hebrajams. Štai radau. Hebrajams 1:2. Galbūt ir pirmą eilutę perskaitysiu, kad būtų aiškiau, apie ką kalbama. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus. Ir čia laiško autorius sako, kad Dievas trokšta bendravimo su žmogumi. Ir jis tai anksčiau darydavo per pranašus. Bet sako, atėjo metas, kada jis pasirinko kitą bendravimo būdą. Ir apie tai rašo šio laiško autorius. O dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų. Ir štai apibūdina, ko ypatingas tas sūnus, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Ir čia yra dar vienas įdomus momentas, kad per sūnų buvo sukurta ne tik mūsų planeta, ne tik mūsų pasaulis ir visa galaktikos sistema, bet čia daugiskaita. Per jį buvo sukurta visi pasauliai. Visa, ką mūsų akys mato toj visatoje ir per teleskopus, ką stebi mokslininkai,
visas tas planetų daugybės, galaktikas, žvaigždynus, visa tai, sako, sukurta per Dievo Sūnų. Ir visa tai yra jam sukurta. Dar viena raštoje vietoje, kuri yra parašyta apie kaip kūrė šį pasaulį, užrašyta laiške Kolosiečiams. Bet jo dabar neskaitysim, kadangi šią dalį mes šiandieną tyrinėsime antroje pamaldų dalyje, Biblijos tyrinėjimo metu. Taigi, Naujas testamentas aiškiai pasako, kad pasaulio žmogaus kūrime dalyvavo du asmenys. Tačiau kalbant apie tai, svarbu nepamiršti ir to, kad pradžios pirmame skyriuje, antroje eilutėje yra pasakyta, kad pradėjus kurti mūsų Žemės planetą, virš jos Dievo dvasia dvelkė. Ir pačioje pradžioje įsimenama, kad ir Dievo dvasia dalyvavo kūrime. Ir nors ji nėra parodoma kaip aktyvi veikėja visame tame kūrybos procese, tačiau nebejotinai taip pat turi savo ypatingą vaidmenį visoje Dievo kūryboje ir vėliau mes pažiūrėsime, kokį vaidmenį ji būtent turi. Beje, visa šios dieviškos trejybės veikla yra matoma ne tik pasaulio sukūrime, bet taip pat ir po žmogaus nuopuolio, kuomet mes skaitome pradžios 3 skyriuje 22 eilutėje, ten pasakyta tokie žodžiai. Tuomet viešpats Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą. Vienas iš mūsų. Ir taip pat, kada žmonės po tvano pradėjo statyti bokštą, ten taip pat yra nurodoma į Dievą kaip daugiskaita. Nors tai yra didelė paslaptis mums, kaip vienas Dievas gali būti daugiskaita, bet tai yra kas ir yra Dievas. Jis yra kūrėjas, mes esam kūriniai ir mums suvokti pilnai savo kūrėją yra neįmanoma. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų visą tai žino. Matau iš jūsų veidų, kaip jūs klausote. Aš jau tai 10 kartų girdėjau. Gerai, jeigu jūs visą tai žinote ir be mano pamokslavimo, tai noriu jūsų paklausti štai ko. Kodėl raštas, kalbant apie žmogaus sukūrimą, pabrėžia, kad čia dalyvauja visi 3 dieviški asmenys? Kodėl Dievas nori, kad tas žmogus tai žinočiau? Kodėl tai yra svarbu? Dabar jau matau kitokias veido išraiškas ir akis. Truputį prabudote, ar ne? Tai parodo, kad Dievas nori, kad žmogus žinotų, kad jis neatsirado per klaidą. Jis neatsirado atsitiktinai, bet buvo sukurtas ypatingam tikslui. Jis buvo sukurtas taip, kad galėtų tiesiogiai bendrauti su kiekvienu iš šių dieviškų asmenų. O tai reiškia, kad su žmogumi artimą ryšį nori turėti visi dieviški asmenys - ir tėvas, ir sūnus, ir dvasia. Ir štai ką rašo apaštalas Paulius Korinto bažnyčiai 2 laiške, 13 skyriuje, 13 eilutėje, apie šitą ryšį, apie šitą bendrystę tarp žmogaus, tėvo, sūnaus ir dvasios. 2 Korintiečiam laiškas, 13 skyrius, 13 eilutė.
Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Tokiais žodžiais apaštalas užbaigia savo laišką korintiečiams. Ir ko jis linki jiems? Linki artimos bendrystės su Tėvu, Sūnumi ir Dvasia. Kad jie išmoktų bendrauti su visa šita dievybės pilnatvė. Nes tokiam tikslui ir buvo sukurtas žmogus. Ir ką atėjo padaryti Jėzus į šią žemę, tai atstatyti sugriautus tiltus, kad žmogus vėl galėtų turėti tai, ką turėjo pradžioje iki nuodėmės, o tai reiškia tą artimą, betarpišką tiesioginį bendravimą su dievybė, su Dievu, Tėvu, Sūnumi ir Dvasia. Kai kas nori pakliūti į dangų, kai kas nori pakliūti į rojų. Jėzus pažadėjo šias palaimas, bet pirminis tikslas nėra patekti į dangų, nėra gyventi rojuje ir nieko nesirūpinti. Pirminis žmogaus sukūrimo tikslas yra bendrystė. Tai reiškia, kad mes buvome sukurti santykiams. Pirmiausia, santykiams su Kūrėju, o po to santykiams vienas su kitu. Štai kodėl mums taip skauda širdį ir nebesinori gyventi, kai sugriūna santykiai su artimu ir mylimu žmogumi. Be santykių visa kita, ką mes turime, praranda prasmę. Mes galime būti daug pasiekę žmonės. Mes galime užlipti aukščiausiais karjeros laiptais, mes galime uždirbti daug pinigų, būti labai turtingi, gyventi gražiuose namuose. Bet jeigu nėra santykių su mylimu artimu žmogumi, visa tai tampa tuščia, beprasmiška. Ir jeigu mes turime artimus santykius, mylinčius santykius, tada visa kita tampa nebe taip svarbu. Aš nesakau, kad to nereikia. Mes esame taip pat kūnas ir kraujas, kuriam reikia ir maisto, ir drabužio, ir stogo. Bet kada mes esame apsupti meilės, mes turime glaudų ryšį vienas su kitu, materialūs dalykai praranda tą traukiančią galią. Žmonės, kurie neturi santykių, bando tą tuštumą užpildyti turtais. Bet mes nesame sukurti turėti daugiau turto ir pinigų ar valdžios. Mes esame sukurti bendrystėj. Ir todėl nieko šioje žemėje nėra brangiau, kaip artimi ir šilti santykiai su artimu ir mylimu žmogumi. Tai yra pirmas žmogaus sukūrimo aspektas, kurį mes randame pradžios 1 skyriuje 26 eilutėje. Kitas įdomus ir svarbus aspektas susijęs su žmogaus sukūrimu, kuris skiriasi nuo kitų kūrinių sukūrimo, yra pažymėtas taip pat šioje eilutėje, pradžios 1 skyriuje 26 eilutėje. Ir čia sakoma, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Pasidaryti žmogų pagal Dievo paveikslą. Hebrajų kalboje žodis paveiksla yra celem, kas išvertus reikštų atvaizdas. Graikiškai ikona. Atvaizdas tai yra, ką mes matome veidrodyje. Savo atvaizdą. Ir Dievas sako, sukurkime tokį kūrinį, kuris būtų tarsi veidrodyje mūsų pačių atvaizdas. Ir taip pat pagal panašumą, hebrajiškai demut. Šis žodis reiškiasi forma arba modelis, pažodžiu išvertus.
Tai reiškia, šie du žodžiai reiškia tai, kad Dievas sako, padarykime kažką tokio, pasidarykime tiksliau, kas į mus būtų panašu ir vidumi, tai yra mąstymų ir charakterių, ką reiškia žodis celem, ir išorė, tai yra fizinių pavydalų, kaip modelis, ką reiškia žodis demut. Taigi Dievas nusprendžia sukurti naują kūrinį, kuris būtų identiškas jam. Skaitydami pranašo Danieliaus knygą, galime pastebėti, kad Danieliaus matytame regėjime antrasis dieviškas asmuo, tai yra Dievo sūnus, dar tada, kai nebuvo įsikūnijęs į žmogų, jau tuomet turėjo pavydalą panašų į žmogaus kūną. Ir perskaitysiu iš pranašo Danieliaus knygos 7 skyriaus. Pranašo Danieliaus knyga, 7 skyrius, 9 eilutės pradžia ir 13 eilutė. Ir Danielius sako, ką jis matė regėjime. Man stebint buvo pastatyti sostai ir ilgaamžis atsisėdo savo soste. Ir čia suprantama, kad jis kalba apie tėvą. Ir tuomet 13 eilutė iš tai, ką sako. Vis stebėdamas nakties regėjimus pamačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Jis priėjo prie ilgaamžio ir buvo jam pristatytas. Danielius regėjime mato du dieviškus asmenis. Ilgaamžį ir panašų į žmogaus sūnų. Įsireiškimas žmogaus sūnų reiškiasi turinti tokį pat pavydalą ir formą kaip žmogus. Tai tik dar kartą patvirtina, kad žmogus išoriškai buvo padarytas pagal Dievo panašumą, ką būtent ir reiškia tie du žodžiai hebrajiški celem ir demut. Kas liečia vidinės dieviškas savybės, tai labai gerai išreikšta laiške Galatams. Pamenate tokią eilutę, Galatams 5 skyriui, 22 eilutė. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrumas, gailestingumas, susivaldymas, ištikimybė, gerumas, romumas ir taip toliau. Tai reiškia, kad žmogus, kad ir kokia tobula biomašina bebūtų, pati į savęs negali spinduliuoti nei meilę, nei gerumu, nei kantrybė, nei ištikimybė, nei susivaldymą turėtų. Kitaip tariant, tam neužtenka vien tik proteinų, vitaminų ir mineralų balanso. Kad žmogus savo charakteriu galėtų atspindėti savo kūrėjo charakterį, reikalinga, kad jame apsigyventų pati Dievo dvasia. Mes, kad ir kaip norėtume atspindėti Dievo charakterį, patys į savęs padaryto negalim be pačio Dievo veikimo mumyse. Štai čia ir išryškėja, koks vaidmuo tenka Dievo dvasiai. Ji yra būtina, kad žmogus galėtų atspindėti Dievo charakterį, kad galėtų, ji turi apsigyventi žmoguje. Ir tik jos dėka žmogus gali atspindėti patį Dievą. Ir tik jos dėka gali žmogus tapti Dievo paveikslu ir gerų prievaizdų. Tai yra antras sukūrimo aspektas. Trečias įdomus ir svarbus aspektas susijęs su žmogaus sukūrimu yra pažymėtas 27 eilutėje.
Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį. Vyrą ir moterį sukūrė jos. Štai čia mįslė. Jeigu žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, ar tai reiškia, kad Dievas yra ir vyras, ir moteris? Ar Dievas turi lytį? Kodėl tuomet paminėta, kad žmogus, kuris sukurtas iš dviejų lyčių, yra padarytas pagal Dievo panašumą? Ir tai yra įdomu, kad tai yra naujas elementas, paminėtas naujas elementas, kalbant apie lytis, kurio anksčiau tiesiogiai nebuvo užsiminta. Kai Dievas kūrė paukščius, jis nekalbėjo, kad yra dvi lytys. Kai jis kūrė vandens gyvūnus, jis taip pat nekalbėjo, kad yra dvi lytys. Netgi kai kūrė gyvūnus, jis nekalbėjo, kad yra dvi lytys. Jis tik palaimino jos, tardamas dauginkitės ir pripildykit žemę. Ir aišku, mes suprantame, kad tai yra dvi lytys, nes mes tai matome. Bet kodėl dabar, kalbant apie žmogų, yra pabrėžiama, kad žmogus yra ir vyras, ir moteris? Tai pažymi, kad žmogų sudaro dvi skirtingos asmenybės, kurios ne tik gali bendrauti tarpusavyje, bet ir papildo viena kitą. Ir kas svarbiausia, kad tik būdamos kartu artimame ryšyje gali atspindėti pilnai Dievo paveikslą. Dievas nesukūrė gyvūnų, kad jie atspindėtų savo kūrėją. Dievas sukūrė žmogų, kad jis atspindėtų savo kūrėją, būtų Dievo atvaizdas. Ir tik vyras ir moteris būdami kartu yra pilnas Dievo paveikslas. Moteris be vyro, kaip ir vyras be moters, yra nepilnas Dievo atvaizdas. Pilnas Dievo atvaizdas atsispindi vyro ir moters sąjungoje, artimame ryšyje, meilėje tarp jų. Ir šių dviejų skirtingų lyčių, ne 10 ir ne 70, kaip kad šiandieną skelbia LGBT+, bet pabrėžimas, kad žmogus sukurtas iš dviejų skirtingų lyčių, parodo, kad žmogaus kūrimo etape yra įvedama naujas dalykas, kurio nebuvo iki šiol. Ir tai yra įvadas į naują būsimą kūrimo etapą, apie kurį plačiai rašoma pradžios 2 skyriuje, apie kurį mes šiandien nekalbėsime, jį paliesime per kitą nuotykių ieškotojų ir pėdsekių klubo susitikimą. Ir kasgi tas naujas dalykas, ko nėra gyvūnijos pasaulyje, ką Dievas numatė žmogui tarp šių dviejų lyčių, tai yra šventa santuoka. Dievas ruošiasi įkurti santuoką, todėl jis pabrėžia, kad žmogus padarytas iš dviejų lyčių. Ir santuoka reikalinga tam, kad jie jo sujungtų į vieną kūną, kad tame kūne atsispindėtų pilnas Dievo paveikslas. Štai kokiam kilniam tikslui buvo sukurtas žmogus. Tai buvo 3 aspektas. 4 įdomus ir svarbus aspektas susijęs su žmogaus sukūrimu yra pažymėtas 28 eilutėje. Dievas palaimino juos tardamas. Nežinau, ar ir pas jūs tai Biblijoje parašyta, pas mane tai parašyta, bet jeigu yra tai parašyta, tai yra netiksliai išversta taip, kaip yra hebrajų kalboje parašyta.
Hebrajų kalboje 28 eilutės pradžia skamba taip. Dievas palaimino juos ir tarė. Kai Dievas 5 dieną sukūrė visų rūšių jūros gyvūnus ir sparnuočius, parašyta, kad jis laimino juos tardamas. 22 eilutė. Pradžios 1 skyrius 22 eilutė. Dievas palaimino juos tardamas. Čia gerai išversta, taip kaip ir hebrajiškam tekste yra. Bet kai Dievas laimino žmogų, jis palaimino juos netardamas, o palaimino juos ir tarė jiems. Ir tai yra labai svarbi detalė. Ar matote, koks yra skirtumas tarp palaiminti tariant ir palaiminti ir tarti? Nelabai. Praeitą kartą mes apžvelgėme, kam apskritai reikalingas šis ypatingas palaiminimas. Kūriniams, kurie yra sukurti tobuli. Jis reikalingas tam, kad skirtingų lyčių ląstelės galėtų susijungti ir pradėti naują gyvybę. Nežiūrint, kad kiekvienas kūrinys yra tobulas ir kad jame nėra nieko blogo, bet tam, kad atsirastų nauja gyvybė, reikalinga Dievo veikimas ir įsikišimas. Mes patys į savęs ir gyvūnai nekuriame gyvybės. Tam, kad kiekvienas galėtų daugintis pagal savo rūšį ir pratęs savo giminę, reikalinga ypatingas Dievo palaiminimas. Nes jeigu Dievas nelaimintų, mes galim dėti šalia ląstelės kiek nori, niekas ten nevyks. O ląstelės yra tarsi gyvos, jos jungiasi, dauginasi. Ir tai yra dėl to, kad Dievas laimina šį procesą. Tačiau, kai Dievas laimina gyvūnus, jisai palaimina tardamas juos virš jų. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Tai yra tam jūs ir sukurti. Kai Dievas virš jų taria žodžius, jis nekalba su jais tiesiogiai. Jis nebendrauja su jais. Bet kai Dievas sukuria žmogų ir jį palaimina ir taria jam, tai parodo, kad Dievas tiesiogiai bendrauja su žmogumi. Ir taria ne virš jų, bet žiūrėdama žmogų į akis, pasako, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Tai, kad žmonijos populiacija per 6000 metų išaugo virš 8 milijardų, rodo, kad šis Dievo palaiminimas, kuris buvo suteiktas pirmajai porai, nėra atšauktas, nėra nuliuotas. Jis vis dar tęsiasi, nežiūrint, kokia nedora žmonija betapo. Ir šis vyrų ir moteriai duotas palaiminimas yra pirmasis tekstas Biblijoje, kuriame įamžintas pirmasis Dievo pokalbis su žmogumi. Kadangi žmogus, tai yra vyras ir moteris, buvo sukurtos protingos būtybės, gebančios bendrauti su savo kūrėju ir suprasti tai, ką Dievas joms sako, todėl Dievas laimino jos netardamas virš jų žodžius, o laimino ir tarė jiems asmeniškai. O tai reiškia, jis kalbėjo su jais betarpiškai ir tiesiogiai. Dievas trokšta bendravimo su savo kūriniu, ypatingu kūriniu žmogumi. Dievas to labai nori. Ir jis laukia, kada mes turėsime laiko jam pabendrauti su juo, nes mes tam ir buvome sukurti.
Tai ketvirtas sukūrimo aspektas žmogaus. Penktas įdomus ir svarbus aspektas susijęs su žmogaus sukūrimu yra pažymėtas 28 eilutės antroje dalyje. Viešpats kalbėjo jiems ne tik apie dauginimąsi, ne tik apie seksą ir malonumus, bet taip pat ir apie darbą. Ir pasakė, viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Šis pirmasis žmogui duotas apreiškimas parodo ne tik kokiomis privilegijomis yra apdovanotas žmogus, bet ir taip pat kokios yra jų pareigos Dievo sukurtoje žemėje. Ir kai Dievas kūrė žmogų, kai dar planavo sukurti žmogų, buvo pasakyta, te valdo jis visus gyvūnus. Kai Dievas sukūrė žmogų, jis jam pasakė, viešpataukite visiems gyvūnams. Valdyti arba viešpatauti, tai reiškia prižiūrėti, bet nesisavinti. Tai reiškia naudotis, bet neišnaudoti. Tai reiškia rūpintis, bet neprievartauti. Ir panašiai. Trumpai tariant, abiem, tiek vyrui, tiek moteriai, buvo patikėta savo valdymu ir viešpatavimu atspindėti visai gyvajai kūrinijai patį kūrėją, jo meilę ir rūpestį. Tai yra penktas aspektas. Šeštasis aspektas yra užrašytas 29 ir 30 eilutėje. Mes jau apžvelgėme tai praeitą kartą, bet čia dar yra vienas įdomus momentas. Dievas tarė žmogui, štai daviau jums visus žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius vedančius vaisius su sėklomis. Jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemė repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, maistui visus žaliosius augalus. Taip ir įvyko. Apie augalų sukūrimą ir jų paskirtį mes jau apžvelgėme praeitą kartą. Ir kaip matėme, augalai buvo sukurti ne šiaip savo, o tai buvo numatyta kaip būsimas maistas gyviems kūriniams. Ir ką tai parodo? Kad pagal Dievo mitybos planą ir duotą dieną ten nebuvo numatytas kraujo praliejimas. Tai buvo grinai, kaip mes šiandien sakom, veganiška dieta visiems, pradedant paukščiais, jūros gyvūnais, žemės ropliais ir baigiant žmogumi. Visi turėjo valgyti tai, kas išauga iš žemės. Tai akivaizdžiai rodo, kad Dievo plane nebuvo numatyta tai, kad žmogus dėl maisto turėtų skersti gyvūnus, arba kad gyvūnai dėl mitybos turėtų medžioti vieni kitus. Visa tai yra atsiradę dėl prakeikimo, dėl nuodėmės, kurio pradžioje nebuvo. Aišku, kai kas gali paklausti, o kaip būtų buvę, jeigu nebūtų nuodėmės ir būtų gyvūnų prisidauginę ir žmonių prisidauginę ir žemė neužtektų visiems maisto. Nebeliktų vietos, kur augti žoliai, nes būtų tiek privisę gyvūnų ir prisidauginę žmonių, kad net kojos nebūtų kur padėti. Aš tikiu, kad Dievas visuomet turi paruošęs planą besikeičiančioms aplinkybėms, ką mes ir matom iš Švento rašto. Ir esant reikalui, Dievas gali netgi atšaukti reprodukcinę sistemą. Bet mums to nėra preikšta, kadangi į šią žemę žmogus įsileido šėtoną, kuris sugriovė pirminį Dievo planą ir privertė Dievą leisti pralieti vienų kūrinių kraują dėl kitų gyvybės. Taigi, žmogaus sukūrimas ir jo pristatymas gyvūnijai kaip Dievo paskirto prievaizdo atveda Dievo kūrybą prie pabaigos.
Dar vieną dalyką beliko įsteigti, kaip jau minėjau, ir tai prašyta pradžios 2 skyriuje, bet visa kita kurti jau buvo pabaigta. Jeigu iki šiol Dievas buvo pasakęs, kad tai buvo gera, ką jis padarė, ką jis sukūrė, ir jis tai paminėjo 6 kartus, tai 7 kartą viską apžvelgęs, įskaitant ir žmogaus sukūrimą, Dievas sako 31 eilutėj, Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo negera, bet labai gera. Ką tai reiškia? Kodėl paminėta ši detalė, kaip Dievas jautėsi visą tai sukūręs? Kodėl mums žmonėms tai svarbu žinoti? Ar Dievas nežinojo, kad tai, ką jis kūrė, bus tobula ir gera? Tai dar kartą paliudija apie Dievo galybę ir išmintį ir parodo, kad čia nėra nieko netobula ir kad nėra tokio kūrinio, kuriam dar reikėtų milijono metų, kad jis galėtų įsivystyti ir pasiekti tobulumą. Nuo pirmos Dievo kūrimo sekundės, kada jis pradėjo kurti ir baigė, Dievas nepadarė nei vienos klaidos kurdamas. Ir jam nereikėjo perdaryti kažką ir pasakyti, šitas nepavyko, darysim antrą. Ir šitas neišėjo, gal pavyks 3 kartą. Viskas, ką Dievas padarė, nuo pat pradžių buvo tobula. O tai reiškia, kad čia nebėra vietos jokiai evoliucijos teorijai, kuris sako, kad tam, kad kažkas įsivystytų, reikėjo milijono ar milijardų metų. O kadangi čia nėra vietos evoliucijai, tuomet tai reiškia, kad žmogus neatsirado atsitiktinai ar per klaidą, bet nuo pat savo atsiradimo pradžios žmogus buvo numatytas Dievo kūrybos plane. Pirmasis vyras ir moteris buvo sukurti su gebėjimu, kaip ir pats kūrėjas, savarankiškai mąstyti, priimti atitinkamus sprendimus ir veikti pagal juos. Dėka šios išskirtinės savybės, kurios neturėjo jokie kiti kūriniai, jie galėjo priimti savyje Dievo dvasią ir per tai atspindėti Dievo charakterį. Kadangi žmoguje buvo suvienytas protas, kūnas ir dvasia, dėl to jis tapo visos Dievo kūrinijos vainiku, atspindinčiu paties kūrėjo šlovę. Dievas tarsi pasidalino savo šlovę su žmogumi, sukurdamas panašų į save, gebantį mąstyti, bendrauti ir atliepti į meilę. Taigi, mielas broli, miela sesė, kad ir kaip tau atrodo, koks tu negražus esi, tu nesi nepavykęs kūrinys. Kad ir kaip tau nesiseka šiame gyvenime, tu nesi klaida. Kad ir kaip tu blogai jautiesi, tu nesi beprasmė dulkė visatos platybėse. Nes toks, koks tu esi vienintelis, nepakartojamas, kito tokio nėra. Nes tu esi pats brangiausias Dievo turtas, už kurį jis nepagailėjo ne tik atiduoti
visų gyvūnų gyvybės, bet netgi ir savo sūnaus. Niekada neleiskime savo protų išvaldyti mintims, kad tu esi niekam tikęs ir niekam nereikalingas. Kad iš tavęs nieko gero nebus ir kad niekas tavęs nebenori. Tai šėtono melas. Tiesa yra tokia: Dievas, kuris sukūrė tave, laukia tavęs. Ir štai kokį laišką jis tau parašė. Meilės laiškas. Mano vaike, galbūt tu manęs nepažįsti, bet aš tave ištyriau ir pažįstu. Aš žinau, kada tu atsisėdi ir kada tu atsistoji. Aš pažįstu visus tavo kelius, net visi tavo galvos plaukai suskaityti. Kadangi tu sukurtas pagal mano paveikslą, manyje tu gyveni, judi ir esi. Nes tu esi iš mano giminės. Dar prie sukurdamas įsčiose aš tave pažinau. Aš iš anksto pasirinkau tave, kai kūriau visatą. Tu netapai klaida, nes visos tau skirtos dienos buvo įrašytos į mano knygą. Tai aš nustačiau tikslų tavo gimimo laiką ir vietą, kur tu gyvensi. Tu esi atidžiai ir nuostabiai padarytas. Aš numezgiau tave tavo motinos įsčiose. Tavo motinos įsčiose aš buvau tavo jėga ir apsauga. Aš buvau nesuprastas tų, kurie manęs nepažįsta. Aš nesu tolimas ir atšiaurus, nes aš esu tikroji meilė. Mano troškimas yra apdovanoti savo meilę tave. Vien dėl to, kad tu esi mano vaikas, o aš esu tavo tėvas. Aš duosiu tau daugiau, negu tavo žemiškasis tėvas gali duoti. Kadangi aš esu tobulas tėvas, kiekviena tobula dovana, kurią gauni, ateina iš mano rankų. Nes aš esu tavo aprūpintojas ir visa, ko tau reikia, pridedu. Aš pamilau tave ištikimąją meilę. Todėl mano planas tavo ateičiai visuomet sklidinas vilties. Mano mintys apie tave yra nesuskaičiuojamos kaip pajūrio smėlio grūdeliai. Ir aš džiūgausiu dėl tavęs giedodamas, nesiliaudamas tau daryti gerą, nes tu mano brangiausia nuosavybė. Todėl aš trokštu sustiprinti tave visą savo širdimi ir sielą, bei pasakyti tau nuostabių dalykų ir paslapčių, kurių nežinojai. Jei ieškosi visą širdimi, rasi mane. Džiaukis manimi ir aš suteiksiu tau, ko trokšta tavo širdis. Nes tai aš daviau tau šios troškimus. Aš galiu padaryti nepalyginti daugiau, negu tu prašai ar išmanai. Todėl, kad aš esu tavo didžiausias sustiprintojas. Aš taip pat esu tėvas, kuris guodžia tave kiekviename sielvarte. Kai tu šaukiesi varge, aš esu arti. Tarsi kaip piemo neša ėriuką, taip aš nešiau tave prie krūtinės. Vieną dieną aš nušluostysiu kiekvieną ašarą nuo tavo akių ir pašalinsiu visą skausmą, kurį kentėjai šioje žemėje. Aš esu tavo tėvas ir myliu tave kaip savo sūnų Jėzų. Nes Jėzuje yra atskleista mano meilė tau. Jis yra tikslus mano esybės paveikslas. Jis atėjo parodyti, kad aš esu už tave, o ne prieš tave. Ir pasakyti tau, kad aš nebeįskaitau tavo nusikaltimų. Jėzus mirė tam, kad mes būtume sutaikyti. Jo mirtis buvo aukščiausia mano meilės tau išraiška. Aš
nepagaliau visko, ką mylėjau, kad galėčiau laimėti tavo meilę. Jei tu išpažįsti mano sūnų Jėzų kaip dovaną, tu gauni ir mane. Tad daugiau niekas tavęs neatskirs nuo mano meilės. Atei, grįžk į namus ir aš danguje surengsiu dar neregėtą puotą. Aš visuomet buvau tėvas ir visuomet jo būsiu. Klausiu tavęs, ar tapsi mano vaiku. Aš laukiu tavęs. Su visa mano meilė, Tėtis, visagalis Dievas.